Žemuosios? Žemoji, taip senoviška žemaitiška, labai naktresauji, baikuos. Atsiranda savų pirkėjų ratas tiesiog. O kurie ateina, nu tai biški žadų netenka, bet po to labai įdomis ir klausia. Man įdomu papasakot, nesvarbu, kad man neperka, bet papasakot, kas tai yra, kodėl taip yra. Šiemet yra liaudės dainų metai, Lietuvos liaudės dainų metai. Tai va, žirgelis, mergelė, pagrindiniai veikėjai. Dainelė atvykom iš Gerduvėnų kaimą šalia Gargždų. Tai čia pat už keliolika kilometrų. Turam žolelių ūkį ir va čia dalyvaujam, nežinau, jau mus atkokius 7 metus. Kiek ant Jono kalną ir tiek jau ir būnam. Aš esu burtininkė žolelių, tai nu 7 šitas bus burta, ateikit už kalbėjimą, gražį palinkėjimą iš žolių ir iš kortų visokiausių. Pavyzdžiui, kas ko ieško, vieni galbūt odos darbų, kiti gal pyragų, o vainiką joninių nusipinti galima ir patiems sode susirinkti, o čia galima ir įsigyti ir patys pasidaryti vainiką. Ir galima sakyti, visada privaloma. Joninių vainiką turėtų tikrai būti. Ypač jonams, janinoms, tai taip. Tai yra kaip sveikinimas vietoj puokštės. Mes galim joninių vainiką ant galvos uždėti. Ta gėlių vasaros žiedų vainiką. Tai kaip manot, ar nepritruks šiąnakt vainiko? O jeigu pritruks, tada reiks eiti pievas patiems ir nusipinti tą gražų vasaros gražų vainiką.